Sveiki, kriptoentuziastai. Šiandien pažiūrėsim, kas vyko Bitcoino konferencijoje ir aptarsim kitas kripto naujienas, kurios yra tikrai karštas. Todėl niekur nepabėkit ir pažiūrėkit video iki pabaigos. Pradėsim nuo Bitcoino konferencijos, kuri vyko Las Vegase gegužės 27-29 dienomis ir tapo viena svarbiausių metų įvykių kriptovaliutų pasaulyje, subūrusių apie 30 tūkstančių dalyvių, 400 pranešėjų ir 5000 įmonių. Vienas emociškai turbūt stipriausių momentų buvo Ross Ulbricht, Silk Road įkūrėjo pasirodymas. Jis po 12 metų kalėjimo buvo paleistas šių metų sausį, gavus prezidento Trumpo malonę. Šioje konferencijoje jis gavo dar 6,2 milijonus dolerių kainuojantį bananą iš Justin Sun, Trono įkūrėjo, ir žmonės jam suaukojo 31 bitkoiną. JAV viceprezidentas J.D. Vance'as savo pagrindinėje kalboje pabrėžė Trumpo administracijos paramą kriptovaliutoms, teigdamas, kripto pagaliau turi čempioną ir sąjungininką Baltuosiuose rūmuose. Jis pabrėžė JAV lyderystės kriptovaliutų industrijoje svarbą ir skatino bendruomenę aktyviai dalyvauti politikoje. Kad būtų formuojama palanki reguliavimo aplinka, Vance'as taip pat gyrė administracijos sprendimą sukurti strateginį Bitcoino rezervą ir panaikinti ribojančius reglamentus. JAV senatorė Cynthia Lummis aptarė stablecoino įstatymų poreikį ir lanksčią reguliavimo sistemą, pabrėždama Bitcoino kaip strateginio turto svarbą šalies ekonomikai. Šie politiniai pareiškimai rodo didėjantį Bitcoino pripažinimą JAV valdžios institucijose, o kas įdomiausia, kad daug kalbų buvo apie stablecoinus. Stablecoin on stablecoins. Stablecoins. O stablecoinai ant Bitcoin yra neįmanomi. Iš praėjusios savaitės video mes žinom, kokia blokų grandinė yra populiariausia stablecoinų leidimui. O jeigu jūs nematėte to video, tai būtinai pažiūrėkit. Toliau Tether vadovas Paulo Ardoino paskelbė, kad įmonė taps didžiausia Bitcoino kasėja pasaulyje, investuodama 2 milijardus dolerių ir siekdama užsitikrinti 1% pasaulinio hashrate iki šių metų pabaigos. Tether jau turi 100 tūkstančių bitkoinų savo balanse, bet jie vis dar planuoja toliau investuoti. O įmonė Square paskelbė apie bitkoino mokėjimų paleidimą per Square operacinę sistemą. New Yorko meras Eric Adams paskelbė apie BitBond iniciatyvą bitkoino turėtojams ir planus integruoti blockchain technologiją į miesto paslaugas. Taip pat buvo pranešimų apie naujus bitkoino rezervus, tai Pakistanas pranešė, kad jie kurs bitkoino rezervą, Prancūzijos futbolo klubas taip pat nusprendė kaupti bitkoiną. Peteris Schiffas pavadino bitkoino bendruomenę kultą. Bet vienas dalykas, kuris man užkliuvo, tai Michael Saylor pasisakė prieš on-chain rezervų įrodymą, ragindamas naudoti Big Four audito firmų auditus, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir saugumas. Na, įdomu, ką tas Saylor slepia, kad nenori parodyti savo bitkoino. Sako dėl saugumo, bet tada kodėl jis šneka pastoviai, kad bitkoinas saugiausias turtas pasaulyje. Ir aš tai jau minėjau kelis kartus, manau, kad kita meškutės rinka prasidės nuo kažkokių tai strategy ar Tether problemų. Ir mes žinom, kad visi skameriai buvo ant Forbes viršelio. Na, čia spekulacija žinoma, bet negalime mes atmesti ir tokios galimybės. Ir jie jau taip nesaugu, pavyzdžiui, atskleisti savo rezervus, tai kodėl Ripple nesijaudina dėl saugumo, kai išleidžia ketvirčio ataskaitas, visi žino jų piniginių adresus ir panašiai. Ir beje, Ripple padovanojo šiai Bitcoino konferencijai Satošio kaukolę. Ką toks gestas galėtų reikšti, na, spręskit patys. Mano nuomonė, tai ženklas, kad Bitcoino dominavimui artėja galas. Ypač, kai mes turim tiek karštų naujienų apie XRP, apie kurias mes dabar galim ir pakalbėti. Vivo Power International
energetikos sprendimų bendrovė paskelbė apie 121 milijono privataus kapitalo pritraukimą, parduodama 20 milijonų akcijų. Šios lėšos bus skirtos XRP orientuotai iždo strategijai. Jie pirks ir laikys XRP, rems XRP Ledger augimą ir DeFi plėtrą. Taip pat mažins skolas. Šiam projektui vadovauja Saudo Arabijos princas Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud, investavęs $100 milijonų per savo Eleven Holding kompaniją. Princas yra ilgametis XRP entuziastas, kuris pasirinko Vivo Power dėl jų strateginio XRP fondo. Kas yra dar įdomiau, tai, kad sprendimą paskatino susitikimas su Donaldu Trumpu, kai jis buvo Saudo Arabijoje. Jis įtikino princą, kad dabar yra tinkamas metas skaitmeniniams turtams. Ir aš tik turiu vieną klausimą jums, kodėl susitikimas su Trumpu paskatino Saudo Arabijos princą pirkti XRP, taip vadinamą shitcoiną, o ne bitcoiną. Na, parašykite komentarus, ką galvojat. Toliau, Webus International Limited, kurianti AI pagristus mobilumo sprendimus, planuoja pritraukti iki $300 milijonų kapitalo per neakcijinės lėšas XRP rezervui. Ir dar viena kompanija nori XRP. Hyperscale Data per savo Alt Capital Group padalinį iki šių metų pabaigos investuos $10 milijonų į XRP. O dabar apie Hidden Road, tarpininkų gigantą apdorojantį 3 trilijonus operacijų per metus, kurį neseniai įsigijo Ripple kompanija. Jie perkėlė sandorių ir prekybos operacijas į XRP ledgerį ir dabar Jungtinėse valstijose paleido OTC kriptovaliutų apsikeitimo sandorius. Ir štai dar viena įdomi detalė. Hidden Road būstinė yra 589 Fifth Avenue. Taip, 589. XRP bendruomenėje šis skaičius yra legendinis, siejamas su mitinėmis kainų prognozėmis. Kaip galvojat, ar tai sutapimas, ar Riddlerių prognozėse yra tiesos? Dar viena potencialiai reikšminga naujiena. Uphold svarsto paleisti XRP stakingą per Flare F Assets, leisiančią uždirbti pasyvias pajamas. Tai tarsi DeFi revoliucija XRP ekosistemoje. Uphold taip pat planuoja atnaujinti kripto debeto kortelę Jungtinėse valstijose, leidžiančią skolintis su XRP kaip užstatu. O ką tai galėtų reikšti Flare FLR tokenui? Flare naudoja FLR kaip užstatą ir mokėjimų kūrą F-Asset sistemoje. Norint sukurti FXRP, tai yra įpakuota XRP Flare tinkle, reikia turėti FLR tokeną kaip užstatą. Jei Uphold iniciatyva pritrauks mases ir FXRP paklausa augs, Flare tokeno paklausa augs dar greičiau. Time for money to change. It's time for money to do the work. Introducing QuantFlow. It's more than just a new type of payment technology. It represents a paradigm shift for financial markets. Dabar pakalbam apie Quant tinklą ir jo naują QuantFlow platformą, kurią jie paleido šią savaitę. Jų PayScript leidžia įmonėms automatizuoti mokėjimus, atitikties reikalavimus ir iždo valdybą, palaikydama tradicinės valiutas ir skaitmeninius aktyvus, tokius kaip stabilios monetos. Kodėl tai svarbu? QuantFlow paverčia pinigus programuojamais. Įsivaizduokite momentinius tarpvalstybinius mokėjimus, kurie automatiškai atitinka reguliavimus. Pavyzdžiui, įmonė gali užprogramuoti, kad tiekėjai gautų mokėjimus per sekundės, o ne savaitės, su visa dokumentacija kartu. Tai pašalina tarpininkus, mažina sąnaudas ir didina skaidrumą. Ši technologija yra tiltas tarp tradicinių finansų ir blockchain. QuantFlow svarba slypi tame, kad ji atveria duris verslams norintiems modernizuoti mokėjimus ir gali tapti katalizatoriumi blockchain technologijų masiniam naudojimui. Ir pabaigai dar kelios naujienos. StackX, institucinė nekilnojamo turto platforma, tokenizuoja daugiau nei $100 milijonų nekilnojamo turto Hederos tinkle.
Dar vienas tokenizacijos projektas Bergen County, naujame Jersey, imasi gigantiško projekto per 5 metus tokenizuoti 240 milijardų vertės nekilnojamo turto akto Avalanche tinkle, skaitmenindami 370 tūkstančių dokumentų. Ir galiausiai XDC tinklas bendradarbiauja su Bitso Business, kad palengvintų tarp valstybinius mokėjimus tarp JAV ir Meksikos. Ir matom, kol karvutė šoka Bitcoino konferencijoje, blockchain technologijos spartina ir pigina tarp valstybinius pervedimus, tokenizuoja realų turtą ir atveria naujas finansinės galimybės. Šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskit nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.